Sveiki, aš esu Lukas iš Riedis LT ir šiandien jums noriu pristatyti elektrinį triratį Okride 08 arba Okride 08. Kodėl jie šiemet tokie populiarūs? Todėl, kad mes pasiūlėme labai gerą kainą už didžiulę naudą. Vienas krepšiukas, antras krepšiukas, gali sėdėti netgi 3 žmonės, o jeigu važiuoja vienas vairuotojas, jis gali pasidaryti labai didžiulę bagažinę. Čia telpa net 4 kibirai. Taigi, daugeliui Okride 08 yra neeilinis pagalbininkas kasdienėse kelionėse, ūkio darbuose ar tiesiog važiavimų nuo taško A iki taško B. Šis elektrinis triratis turi 1000 vatų galingą variklį. Na, o jame įdiegtas yra 32 ampervalandžių 60 voltų švino baterijų. Su jomis galėsite pasiekti net 60 km nuvažiuojamą atstumą. Na, tai yra labai praktiškas daiktas su kokybiška elektronika, kokybiškomis baterijomis už ypač prieinamą kainą. Komplekte rasite įkroviklį, veidrodėlius, be abejo, kaip ir visose triračiuose ir keturračiuose yra priekinis ir galinis bėgis, 3 greičio režimai, signalizacija, 2 raktų komplektai, posūkiai, garso signalas elektroninis ir kiti privalumai. Kaip pavyzdžiui, dideli ratai, amortizacija tiek priekyje, tiek gale, bei šis triratis išsiskiria ir hidraulinių stabdžių technologija. Taigi jūsų stabdymas bus ypač efektyvus ir paprastas. O jeigu rankos silpnesnės arba norisi dirbti kojomis, tai yra ir kojinis stabdis. Ir dar vienas svarbus niuansas. Kai paliekate žiemoti elektrinį transportą, reikėtų atjungti jo elektros saugiklį. Elektriniuose triračiuose beveik visą laiką toks yra, todėl kad yra signalizacija, kuri pastoviai naudoja tą triratį. Taigi, jeigu jūs nevažinėsite daugiau nei mėnesį ar dar didesnį laiką, išjungiame įtampą, kad signalizacija neiškrautų lėtai baterijų ir jų nesugadintų. Taip jūs kitą pavasarį įsijungę saugiklį, važiuosite ir džiaugsitės nuostabiu lietuvišku klimatu. Labai daug privalumų. Na, o mes siūlome raudonos ir juodos spalvos Okride triračius. Prieš išsiunčiant bet kokius elektrinius triračius, keturračius ar motociklus, juos patikrina mūsų serviso specialistai, surenka ir jums pristato jau surinktus. Taigi, šis triratis pas jūs atkeliauja pilnai surinktas ant paletės, mūsų meistrai jį ištestuoja, kadangi iš gamyklos šios triračius gauname gerokai išrinktus ir supakuotus, tai yra nemažai darbo juos paruošti. Bet kadangi tai paruošia mūsų jau virš 10 metų dirbantis elektrinio transporto specialistai, viskas yra labai paprasta. Na, o jeigu pritrūksite detalių, aksesuarų ar reikės serviso paslaugų, nedvejodami kreipkitės į riedis.lt servisą ar saloną. Nu, o dabar kviečiu jūs pasižiūrėti į bandomąjį elektrinio triračio Okride 08 važiavimą. Taigi sveiki atvykę į elektrinio triračio, dviviečio elektrinio triračio Okride 08 testinį važiavimą. Taigi, puikus oras šiandieną, norime jums trumpai pademonstruoti, kaip maloniai važiuoja šis elektrinis dvivietis triratis. Nesumeluosiu, šį sezoną šis elektrinis dvivietis triratis, galime jį pavadinti ir krovininiu triračiu, yra viena populiariausia mūsų prekių, nes tai yra itin patogi transporto priemonė ir taip pat tai yra itin puikus pagalbininkas, norint vežti didesnius daiktų kiekius laisvai, patogiai ir ekologiškai. Na, o dabar, kaip sakant, mažiau kalbų, daugiau važiavimo, pasižiūrėkime, kaip jis važiuoja, pradedame iš karto į ganėtinai stačią įkalnę, nuo nulio, nejudant, pamatykite jo galę. 1000 vatų variklis, 60 voltų sistema ir štai taip lengvai, jokių bėdų ir mes važiuojame. Pravažiuosime įvairiomis trasomis, tiek trinkelėmis, tiek lygių asfaltų, tiek žvyrkelių. Pabandysime užvažiuoti ir į tikrai ganėtinai statų kalną, kad suprastumėte ir įsitikintumėte šio dviračio gale. Na ir prasideda mūsų važiavimas. Štai žvyrkelis su duobėmis, ne žvyrkelis, atsiprašau, kiek prastesnis asfaltas su duobėmis. Labai maloniai važiuoja, didelės padangos, 3 dideli ratai, tad vienas komfortas sėdėti ir važiuoti. Taip pat galinio vaizdo veidrodėliai, kuriuos galite pasikoreguoti ir matyti, kas atvažiuoja iš kurios pusės, būti saugus ir jausti saugiai kelyje. Registracijos šioms transporto priemonėms nereikia. Todėl, kad jos atitinka
Europos ir Lietuvos įstatymus, kai yra 1000 vatų variklis, 25 km/h greitis, tada nieko šioms transporto priemonėms nereikia registruoti ir galite jas eksploatuoti tiek dviračių takais, tiek keliuose, žiūrint kaip važiuosite, bet mažesnėse miesteliuose tai yra ypač puikus pagalbininkas kasdieniam susisiekimui, arba jeigu turite savo namą, tai ne veltui šį sezoną tai yra viena iš populiariausių mūsų prekių. Na dabar kylame į kalnelį, lygiu dviračių taku, spaudžiame akceleratorių iki dugno ir mes vis greitėjame. Nesustojame, neprarandame galios, labai puikiai. Vienas malonumas važiuoti, na o dabar sukame į gražųjį kryžiaus kelio taką. Štai vėl didesnė įkalnė iš nulio, labai gražiai viską įveikia. Stabdžiai yra su rankenėlėmis, puikiai stabdo tiek priekiniai, tiek galiniai stabdžiai, posūkio žibintai ir taip pat duoda garsinį signalą. Jeigu įjungtume atbulinę pavarą, ką dabar galėsiu pademonstruoti jums, taip pat galėtume drąsiai važiuoti. Štai, sakykime, norime prisiparkuoti, sustojame, jungiu atbulinę pavarą, aiškus pypsėjimas ir atbuliniu prisiparkavome. Na, o dabar važiuojame toliau. Na, išvažiuoti, pasivažinėti į gamtą su šiuo elektriniu triračiu, tai yra tikrai smagu, o galbūt gyvenate dviese ir norite nuvažiuoti iki parduotuvės ar patyrinėti apylinkės kartu, tai drąsiai galėsite tą padaryti su keleiviu ir važiuoti drauge. Ir žinant tą faktą, kad Riedis LT jau daugiau nei 10 metų lyderiauja elektrinio transporto rinkoje Lietuvoje, tai mes to labai didžiuojamės ir elektriniais triračiais prekiaujame tikrai ganėtinai senai. Ir tai buvo vienas iš mūsų pirmųjų prekių. Tad esame tikrai atsirinkę gamyklas, su kuriomis bendradarbiaujame, su kuriomis mezgame ryšį. Ir tad su šia gamykla mes dirbame irgi daugiau nei 10 metų. Na, o dabar mūsų laukia tikrai labai įdomus testas. Tokių didelių, pavadinkim, gabaritų elektrinis triratis ir vadinamasis mirties kalnas. 3, 2, 1, pradedam važiuoti. Kol kas jokio sustojimo, vien tik tai bėgėjimasis. Nepamirškite, kad ši transporto priemonė yra sunkesnė, galbūt truputį negu vienviečiai elektriniai triračiai arba negu mūsų elektrinis triratis M20R. Tačiau pažiūrėkite, į mirties kalną aš vis dar važiuoju, nė trupučio nestoju ir tai yra tikrai stati įkalnė. Tokių įkalnių, manau, reta ir apylinkėse dažniausiai tokios nepasitaikys, bet štai, nė trupučio nesustojame, įveikėme įkalnę ir tai yra labai, labai galingas, tačiau ir labai patogus elektrinis triratis. Ir dar pamiršau žodį pasakyti. Funkcionalus. 2 sėdynės, 3 bagažinės. Kaip matėte, galima paversti šią sėdynę į labai didelę bagažinę. Na ir tai tampa jau ne tik dvivietis elektrinis triratis. Tai tampa jau ir krovininis elektrinis triratis, kuris gali puikiai pasitarnauti ir ūkyje, ir aplink namus. Tad tikrai kviečiame atvykti pas mus į riedis.lt saloną Kalvarijų gatvė 269 Vilnius ir išbandyti šį nuostabų elektrinį triratį OkRide 08. O jeigu turite daugiau klausimų, parašykite mums labas@riedis.lt, paskambinkite telefonu 0633 77 888 arba tiesiog užsukite į mūsų saloną Vilniuje, Kalvarijų gatvė 269. Riedis LT. Tavo laisvė judėti. Iki.
Riedis.lt. Tavo laisvė judėti. Kalvarijų gatvė 269 Vilnius.